Sveiki draugai, atvykę mano naujo vaizdo įrašą. Šiandien mes žiūrėsim skelbimus Autopliuse. Bendrai šiai rubrikai pasakosiu apie įvairiausius įdomius automobilius. Pavyzdžiui, automobilius už kosminę kainą, galbūt kažkokius daužtus automobilius. Pirmas automobilis yra slyva už 8,5 gabalo. Some people are really fucking stupid. Aš viską suprantu, ta prasme, gerai, slyvos brangsta, ten po 5, po 4, po 6 gabalus pardavinėja. Bet ne už 8,5. Ant kiek aš žinau, šie ratlankiai, kurie stovi ant šios slyvos, yra tikrai brangus. Po 2 gabalus pardavinėjimos komplektas kažkas panašaus. Bet nežinau, ar čia originalus. Nes skelbime savininkas nieko nepaminėjo, tai yra kažkokie brangus ratlankiai ar kažkas panašaus, nes jeigu iš tikrųjų tai yra originalus tie ratlankiai, kurie pardavinėjami po 2000, tai kaina galbūt ir atitinka nuomet realybę. Bendrai žiūrėjau, yra pardavinėjamos replikos už ženkliai mažesnę kainą, tai šioje situacijoje aš nežinau, jeigu savininkas nepaminėjo, kad čia yra originalus ratlankiai, tai galbūt tai tiesiog replika. Rida yra 231 000, tai visai gan, atitinka realybę ko gero, nes salonas tai visai neblogos būsenos. Vairas tikrai gan gražus yra, tai... nežinau, ta prasme, 8,5 tūkstančio už slyvą. Galbūt tai yra šiuolaikinė realybė, bet bent jau man asmeniškai tai yra tiesiog kosmosas. Apie patį automobilį nieko negaliu pasakyti, nėra kažkokie ekskliuzyvi graži spalva. Nežinau, ten būna gražios slyvos, tikrai gražių spalvų, bet čia tiesiog paprasta pilka spalva. M-pakas pagal vyną, tai irgi pliusas, bet... Aš nežinau, ta prasme, 8,5 gabalo, čia pizdėts. Jeigu yra tokių žmonių, kurie nežino, kaip atpažinti, kad M-pakas pagal vyną ar ne pagal vyną, čia ko gero gal kokia jaunesnė auditorija mano to nežino, tai jeigu toks lenkstukas eina ant mašinos, tai reiškia, kad M-pakas pagal vyną. Bet vis tiek yra gudrolių, kurie užmeta tos lenkstukus ir hui pasakys, ar ten pagal vyną ar ne pagal vyną. Ten jau reikia pačią komplektaciją tuomet nagrinėti ir žiūrėti, ar iš tikrųjų pagal vyną ar ne. Bet šioje situacijoje savininkas sako, kad pagal vynas lenkstukas yra, M-pakas originalus greičiausiai, bet šitie ratlankiai tikrai gerai atrodo. Dar skirtingo pločio, tai čia, belaisimo. Tai labai neblogai žiūrėsi bendrai. Tai mes pradėjome epizodą nuo brangiausios slyvos ir... Žinot, aš negaliu priešingai pasielgti, kaip parodyti pačią pigiausią slyvą Lietuvos rinkoje. Tai turim 3 litrų dizeliuką universalą. Man atrodo, galima iš to Zazorą įkišti BIB. Čia jau tikrai būsina tai prastoko ir nežinau, ar 800... O, savininkas, darovai jėbat, seniukas, kad ten veiki. Ha, biškutį parūdijus, 800 eurų. Palau, technikinė yra ar ne? Ai, technikinės nėra, tai nežinau. Apie šitą automobilį pernelyg daug ir nepapasakosiu, nes būsina tikrai yra... Net pats automobilį, žiūrėkit, verkia, ant kiek jis prastos būsinos, net, žibintoje prasoja, matot? Pizdėts. O jis bent jau važiuojantis ar ne, yra rodelių, bagažinės amortizatoriai nelaiko, trūkęs priekinis bamperis, kapotas neatsidaro nuo stovėjimo, užsiveda važiuoja. Neeksploatuota 2 metus, kaina galutinė. Aš būtent slyvų kainos nežinau ten rinkos, bet... Man atrodo, čia irgi yra kaina biškutį užkelta, nes pizdėts. Technikinės taip lengvai ko gero nepraeisi, už 50 eurų nebent gali praeit, bet... Galbūt jeigu variklis geros būstinės, jeigu power dėžės zaibys, tai galbūt kaina tuomet gera, bet pats kėbulas tai žiauriai prastas. Tai sekantis automobilis, kurį mes dabar turim, yra Batmanas. Atrodo iš pirmos nuotraukos visai gražiai, iš tikrųjų, taip nufotkinta, ant parkingė gražiai, taip atrodo nufotkinta, zaibys. Dailus atrodo iš pirmo įspūdžio, kaip įprastai būna. Bet, kas man asmeniškai labai krito į akį, tai šie Zazorai. Aš pradžių pagalvoju, kad čia kapotas biškutė atidarytas, nes šis Zazoras tai pizdėts. Tiek kapoto Zazoras, tiek žibintų ir bamperių. Jūs pažiūrėkit, čia, galima vėl įkišti BIB. Ratlankiai visai neblogai atrodo ant šio varianto, bet... Man įdomu, kokia buvo istorija šio automobilio, nes šie Zazorai tai pizdėts. Sėdinių atžvilgių komplektacija nėra pati tokia nėra prie geresnių, tai... Ką žinau. Automobilis kaip automobilis. Tai 400 000 rydos. Daugoka jau, daugoka. Ir ne faktas, kad tai yra originaliai ryda, nes velnės ten žino istoriją pas automobilį. Ir už jį prašo 4 gabalus. Užmečiau akį, už kiek pardavinėjimas tai Batmanai 3 litrų. Tai turim, analogišką variantą. Aišku, jis yra biškutį brangesnis ant 300 eurų negu šis variantas, bet... Faceliftas, didelis pliusas, bet... Yra vienas niuansas, kad čia nėra M-pako, bet ne faktas, kad čia originalus M-pakas stovi. Dar vienas skirtumas tarp šių skelbimų, kad čia X-Drive'as, tenai eina galų varomas paprastas penketukas. Tai čia irgi kažkam minusas, kažkam pliusas. Komplektacijos atžvilgiu tai faktiškai jokio didelio skirtumo nėra. Tiek ten šviesų salonas, tiek čia šviesų salonas, tai faktiškai tas pats. Bendrai nežinau, 4 gabalai.
Zazorai ne kažką, vėlgi, jeigu variklis gyvas, jeigu pavarų dėžė zaibys veikia, tai galima apžiūrėti, jeigu pakaba dar gera, tai pažiūrėti galbūt ir apsimoka, visai neblogai atrodo, bet bendrai ties kitais aspektais tai ne kažką. Būtent man, sakau, nelabai patinka šie Zazorai, nes šie pizdės. Aš turiu ten draugelį, kuris BMW užsiema, tai pasi kažkada remonte buvo 6-tukas BMW. Irgi pagal metus kažkas panašaus kaip 5-tukas, realiai ten irgi tas pats kėbulas eina, ten tik EŠM3, o čia EŠM. Jis kaip pasako, kad labai sunku tos Zazorus įstatyti į vietą, nes labai Zazorai, žinot, sunkiai sueina pas tos bumperius. Čia buvo 6-tukas, bet galbūt pas Batmanus tas pats, nes irgi, žinot, formas labai panašios. Va, pas jį buvo toks automobilis remonte, tai jis pasakojo, kad jeigu papuolė jau kažkokį eismo įvykį, tai hui tos Zazorus sustatys į vietą, nes labai komplikuota. Gali stengtis kažką padaryti, bet nei kiek nesueina. Tai jeigu, pavyzdžiui, matot, kad čia biškutai Zazorai paė, reiškia, kažkas buvo. Nes pagal tų metų BMW tai labai sunku tos Zazorus padaryti gražiai. Kad tai būtent kaip iš gamyklos išrirdėję būtų. Bet kaip ir minėjau, čia su 6-tukais. Kaip pas Batmanus, tai tiksliai negaliu pasakyti. Čia jau reikia eksperto klausyti. Atsimenu, kažkada dar gal 2012 metais, kai pamačiau pirmą sykį šitą 6-tuką, tai sudarė tikrai gerą įspūdį. Pizdės kaip gerai atrodė. Dabar ką, žinau, man asmeniškai šito 6-tuko priekis ne kažką. Galas dailus, priekis tai galbūt didelį įtaką turi, kad čia ne MPEG-as. Tai MPEG užmetus gražiau atrodytų, bet taip tai, ką žinau. Tai kitą automobilį mes turim Audi A5 Sportbackas. Skelbimas yra paprastas, nieko įspūdingo, kaina kaip ir normali, biškutį daužas automobilis, tai pohui. Vat aš noriu tokią temą paliesti kaip kainos nurodymas. Dažnai būna sutinku skelbimus, kai, pavyzdžiui, kaina yra 5 gabalai, kaip šiuo atveju, bet savininkas nurodo 500 eurų. Aprašymė yra nurodęs normalią kainą, tai aš nežinau, ar čia daroma dėl to, kad pritrauks žmonių dėmesį, nes rinkos atžvilgių čia bus žemiausia kaina ir taip toliau, arba tai yra tiesiog paprasta klaida, čiuvelis nuliuko nedarašė. Tokių bairių aš nelabai suprantu, vat ir tarp kitko dėl pačio skelbimo, man nuotraukas žiauriai nepatiko, jūs pažiūrėkit. Tiesiog kažkas į Messengerį ar kur ten atsiuntė nuotraukas automobilio, tas pasidarė screenshotus ir net neapkirpo jo. Tai kokybė gan prastoka ir nelabai ką čia ir pamatys per tas nuotraukas. Ko gero, jeigu savininkas būtų priėjęs kiek atsakingiau prie to skelbimo, tai greičiausiai gal ir automobilį greičiau būtų pardavęs. Tai kaip ir minėjau, apie šitą audinę pas mane nėra per daug komentarų, nes normalus skelbimas, paprasta A5, už adekvačią kainą, ten biškį suremontuoja ir važinėja. Bendrai neblogai. Kitas automobilis, kurį mes dabar turime mūsų skelbimuose, tai yra Lexusas. Kai ieškojau savo pirmos mašinos, tai buvo vienas iš tų variantų, kurį aš norėjau nusipirkti. Bet kainos atžvilgių, finansų atžvilgių negaliu pajėgti tuo metu, tai toks, už 5 gabalus nieko negaliu normalaus adekvataus surasti, tai ir tiesiog BBD-ėjau. Nusipirkau kitą automobilį. Bet tai nėra paprastas Lexusas, nes dažniausiai Lietuvos rinkoje gali pamatyti AS 250 modelį, o čia yra AS 350. Komgi jie skiriasi, ten realiai didelio skirtumo nėra, apart to, kad ant AS 250 eina iš gamyklos 105 kW, o čia beveik 200 tram. Tai automobilis turėtų gan linksmai važiuoti iš tikrųjų. Ir jis yra pilnai varomas, tai čia pizdės, kas per raketą turėtų būti. Ir tarp kitko 350 modeliai, ant kiek aš asmeniškai žinau, jie pardavinėjami tik amerikiečių rinkai, nes Europoje pagrindėjo tik 250 modeliai arba dizeliniai varikliai tenai ėjo 2 litrų, man atrodo, ir 2,2 litrų dizeliai. Tai tas, kur 2,2 dizeliai eina, variklis biškų ten problematiškas. Kas dirbo su Toyotom, su Lexus tais metais, tai žino, kad tie varikliai yra gan problematiški, nes su purkštukas kažkokios problemos, tai ne kažką. Aš jau esu įmetęs vyną šios mašinos į Google ir pažiūrėkim, kaip šitas automobilis buvo daužtas. Aukcione nupirktas gan už tokią adekvačią kainą, nes rinkos atžvilgiu tai... Nes visų pirma, Lietuvoje tokių modelių beveik nesurasi, o to labiau čia yra Face'as, tai ko gero gan adekvati kaina, nes rinkoje jų tiesiog nesurasi. Čia iš tikrųjų tas automobilis tai čia nieko nebuvo gavęs stipriai. Nei vienas ir bagas nešovė, niekas, tiesiog dailus gražus salonas, ant biškutį priekį patvarkė ir gali važiuoti. Neblogai atrodo. Nežinau, ant kiek tai apsimokėjo siūstis tą mašiną iš Amerikos, daryti ją, bet kaip savo daryti, tai visai neblogai, nes vis tiek čia Face'as. Jeigu kam įdomu, kaip galite pažinti Face'ą, tai jie skiriasi ne tik, kad eina žibintai su ledinė juosta, bet ir ant veidrodėlio eina irgi posūkiai, nes pas Dorestą eina ant sparno. Šioje vietoje kažkur turėtų būti tas posūkis. Bet variantas tai tikrai dailus. Pažiūrėkite, ratlankiai visai neblogai čia atrodo. Bet tikrai neblogas variantas. Nu vis tiek kaina yra taip 13 gabalų, bet atrodo neblogai. Tuo labiau, kaip minėjau, čia yra retas modelis, nes čia nėra kažkoks paprastas AS 205, čia yra
pilnai varomos AS305, tai čia visai toks įdomus žaisliukas turėtų būti. Tai tiek šiai serijai, ačiū, kad žiūrėjote šį epizodą, linkiu jums gražios likusios dienos, viso geriausio.